Sveikas, Mariau. Labas, Laura. Labai smagu šiandien tave čia turėti ir aš gal iškart pristatysiu, kas yra Marius ir kaip mes toj savo kelioniai susitikom. Tai Marių pažįstam nuo turbūt, man atrodo, 8 metus, jeigu nedaugiau, o susipažinom tau dalyvaujant mūsų dar tuometiniai Kata trenerio programui daug metų atgal ir dirbai vienoje gamyklinėje įmonėje, dabar dirbi Axioma Metering gamybos vadovu. Ir Mariau, aš visada su mūsų klientais mes su Vilma, tą tokį turim, kaip sakau, nuogą, atvirą pokalbį apie tai, kaip ne tik tas darbas vyko kartu ir ne tik tas visas tokias apcukrintas pusės, kaip sakau, ne? Bet man daug svarbiau yra tą tikrą tiesą papasakoti ir kaip aš jutausi kaip konsultantė, neįeidama dirbti pas jūs, ir kaip jūs jautėtės ir visi tie dalykai, ir aišku, kokie pakeitimai vyko tiek teigiami, tiek galbūt kažkokie kitokie, apie kurios dažniausiai nutylim, galbūt dirbant su konsultacinė įmonė. Tai sveikas, Mariau, dar kartą. Labas dar kartelį, jau kažkaip grįžau prisiminimus, kaip pasakė apie tą Katą trenerį, tai prisimenu, kad prieš kokį 10 metų, prieš 80 metų, kai pradėjom kartu dirbti, man ta Kata atrodė kaip karate, kažkas iš tos pusės, paskui aiškėjo, kad visai tai ne tai, nors iš kitos pusės mes save treniruojam kaip vadovus, kaip žmonės, kaip kolegas, personalą, tai kažkiek yra turbūt. Kažkiek tos Katos yra. Gerai, Mariau, pradėkim nuo pradžios. Aš mėgstu labai drąsius klausimus. Kaip tu manai, kodėl Axioma Metering, nepaisant to, kad yra be galo ambicingi, be galo jauni, veržlus, disciplinuoti, priėmė tą iššūkį įsileisti 2 moteris, vadybos konsultantės, į savo tą ambicingą karalystę? Manau, kad ta ambicija, pas mus yra didelė ir mes drąsiai darom tam tikrus projektus ir uždavinius, bet ta drąsa, kartais nuo tos drąsos tu gali labai smarkiai nukentėti ir ta drąsa gali kažkur tai pargriūti arba per drąsiai kažkuriuose vietose, arba jeigu tu nemoki su jie teisingai elgtis, jinai gali grįžti bumerangu. Tai manau, kad iš tos pusės, jog mūsų ta drąsa ir tie uždaviniai, kuriuos mes įsikėlėm ilgalaikį strategiją, ten buvo iškelti tikslai ir patys juos formavom strateginiu lygiu turbūt 5, 6, 7 metam į priekį. Jie pasirodė labai dideli ir juos suvaldyti, suprantam, kad jeigu mes norim ten būti, kur susidėliojam, tiesiog taip, kaip dirbom iki šiol, to neužteks ir nepakaks. Tai turbūt tas ir lėmė, kad toks kaip triggeris, kad klausimas ar patys susitvarkysim, ar mums nereikia pagalbos. Plus esami projektai ir prieš tai buvusios patirtis, jos rodydavom, mes matuodavom savo projektus, kaip mes įgyventinam, kiek mes pasiekėm, kaip tai padarom. Tai matydavom, kad ten turim reikalų ir ne visur taip gerai sekasi, kaip norėtumėm. Tai ta pagalba turbūt todėl ir sudomino. O sakyk, kas tau iš strategijos įgyvendinimo ir jo galbūt planavimo labiausiai įsiminė? Kas buvo kitaip, kas galbūt netgi kažkokius vidinius pokyčius tavyje padarė? Čia apie tai jau kaip pradėjom dirbti su pačia strategija. Taip. Mes rezultato žmonės, bet turbūt rezultatą pasiekė per teisingą procesą. Pradėjus dirbti ir pradėjus, aš atsimenu, tas man buvo toks truputėlį kaip triggeris, kaip prisimenu šį, nes kai pradėjom dirbti, mes pradėjom dėliotis inicijavimo dokumentus. Reiškia, pirmas uždavinys - išsirašyti aiškiai tikslą, ką mes norim padaryti. Ir su kai kuriais projektais ir su kuriais projektų vadovais tą tikslą įsirašinėjom 2 mėnesius. Tai man buvo, kaip pasižiūri į timeliną, tai
šokas, kaip galima tiek laiko, ten mėnesį, 2 dar vis mes ten inicijavimo fazėje, ne vien turbūt tiksla, ten ir daugiau uždaviniai rašomi komandos, bet kad startuotume ir suprastume, ką mes norim padaryti, mes jau 2 mėnesius ten šnekam, darom mytus, kažkur tai vyksta pokalbiai, darbas, rezultato dar jokio nėra, nes dar net tik formuojam uždavinį. Tai taip atrodė, toks pirmas buvo, kodėl taip mes ilgai, kas čia vyksta, bet kadangi keliose vietose tikrai ir tam formavime, net ne keliose vietose strategijos arba tam tikrų uždavinių savininkas turi tai įsitraukti. Tai tam tikrų strateginių uždavinių savininkų buvo aš, tai ten į tą formavimą įsitraukdavau, tai suprasdavau dėl ko, arba supratau dalyje, tai beformuojant, kas tai yra per tikslas, kas per uždavinys, ten būdavo keliami tokie pakankamai geri klausimai ir toks pamatai, kad iš pirmo žvilgsnio viskas aišku, bet visai ne. Ir jeigu tau neaišku arba projektų vadovui neaišku, tai ten tą tikslą pasiekti bus labai sunku. Bandai tu jį apibrėžti ir pamatuojama ir labai tiksliai, aiškiai susidėlioti. Iš to, tai turbūt man didžiausias ir buvo toks kaip nauja dalis, kad ilgai užtrukom, bet iš to ilgo užtrukimo pradžioje galbūt buvo toks, kodėl tiek ilgai, toks nusivylimas, bet paskui gimė naujų projektų, naujų matymų. Mes, pamenu, turėjom statybų fabriko projektą, kad naują fabriką turim pastatyti, tai ten viskas toks biudžetas, taip atrodys, toks timelinas, toliau linijos nuo kada važiuos, kaip tos linijos atvažiuoja, kaip į naują fabriką įsidėlioja, bet bedėliojant uždavinius šitiems 2 projektam, pamatėm, kad dar kiek turim tokių pilkų zonų, ką mes darysim su esamu fabriku, kaip mes perkraustysim, kas atsakingas už tą perkraustymą. Atrodo, čia lygtais man mintise viskas aišku, bet projektų vadovas ten vienos dalies ne, tai ne mano skaupas, ne mano apimtis, aš net nesuprantu, ką čia reikės perkelti, kaip tai atrodys, kaip tada gamybą organizuosim, ar nesustos gamykla. Tai tiesiog bedėliojant 2 skirtingus projektus, atsirado 3 naujas, vien tik inicijavimo fazėje. Tai vat man čia gal buvo tokie didesni atradimai ir toks geras dalykas, nes būtume mes turbūt pamatę tai aišku, kad būtume, nesustosi, bet kuriuo etapu. Gal po kokių 5 mėnesių tik supratę, kad dar turėsim reikalų ir nespėję susidėlioti ir susivesti įvairios, o pokyčių ir buvo nemažai. Tai ten ir net ir esamą fabriką reikėjo keisti ir elektros laidus vesti naujus ir kraną statyti papildomą ir taip toliau. Tai tiesiog tokių naujų atsirado uždavinių. Tai ta inicijavimo fazė buvo toks turbūt viena. Kita dalis, kuri nustebino, kai mes pasidarėm įrankį žemėlapį ir pasidarėm sąryšius, kiek mūsų projektai, kurį projektą įtakoja ir susidėliojus tokias rodiklės, sąryšius, kiek turim aplamai projektų, kas yra savininkai, uždaviniai, ten terminai, biudžetai, resursai ir kurie projektai ką galimai įtakoja. Ir pradėjus, pamačius tas rodiklės ant lapo, supratom, kad čia yra reikalų ir kiekvieno projekto kažkoks pasikeitimas labai smarkiai įtakoja visą organizmą ir tai gali nulemti visos strategijos įgyvendinimą ir sėkmę arba nesėkmę. Tai manau, kad tas labai davė gerą rezultatą ir projektų vadovai suprato, kiek jų pasikeitimai gali įtakoti kitus. Buvo pradėtos inicijavimo tokios dalis komunikuojant, tai jeigu pasikeičia projektas, komunikuojam apie kitą projektą, vieni kitiems tą informaciją dalinamės, atsirado tokia natūrali sklaida. Tai tas yra labai svarbu ir šiai dienai tai yra labai svarbu. Tu kalbėjai apie Marių vadovų komandoje, ne? Aš kalbu pirmą, tai pasidarėm vadovų komandai tą matymą, bet ir tuose ryšiuose dalyvauja projektų vadovai. Kiekvienas projektų vadovas, kuris atsakingas už atskirą projektą, jeigu pasikinta informacija, jis indikuoja kitam projektui. Ir visiems projektam, kurio būtent su tais ryšiais yra sudėlioti. Tai ir dabar tas vyksta, nes jo pasikeitimas tikrai įtakos kitų darbą. Tai tas labai svarbu, ta informacijos sklaida. Tai turbūt šitas matomumas parodo, kad jūsų buvo geras žodis silosai. Tai tas prisimenu iki šiol ir aš jį naudoju, išmokau naują žodį. Tai silosose mes dažnai gyvenam organizacijose, tai atskiri skyriai, atskiros struktūros, tada
atskiri kažkokie tikslai, mums atrodo kaip silosas, aš už savo tikslą atsakingas, bet kaip ten kitur, ką tai įtakoja tas mano tikslas arba procesas, kaip aš prie to tikslo, nu tai nelabai žinau arba nelabai ir suprantu. Tai va tas žemėlapis tokius parodo visą matomumą ir leidžia sureaguoti į pokyčius. Tai čia toks antras, ne, sakykime, momentas, kuris surezonavo tau. Jo, aš tokių labiausiai, kur man galvoj buvo, kad kažkas tokio jau visai ne to, ką aš tikėjausi, kai susipaišiau viską, oho, kiek čia tų sąryšių ir koks sudėtingas tas žemėlapis, o jeigu jau labai sudėtingas, nu tai jeigu jau supieši sudėtingą, jau sėdint ten su vadovai sunku supaišyti, kas nuo ko priklauso, nu tai reiškia iš tikrųjų yra sudėtinga ir reikia kažką daryti. Aha. O kalbant apie... Buvo ir kitų vietų, bet jos man tokios galbūt labiau tokios higieninės, kur kažkokį lūkestį tokį ir turėjau, arba taip panašiai ir galvojau, bet tos dvi gal man labiausiai tokį sukėlė wow efektą. Aš gal pasidalinsiu, kadangi vis tiek viskas čia yra apie tave ir apie axioma metering ir tuo pačiu sakiau, kad būtinai pasidalinsiu kažkokios tokiais dalykais, kur behind the scenes būna iš konsultanto bato, kur bijai tiesiog atverti tam tikrų momentų ir klientui galbūt ir netgi savo. Tai buvo momentas, aš atsimenu, kai kažkuria čia vasarą atvažiavau pas Igną ir Ignas rodo jūsų puikiai sudėliotus strateginius tikslus, iniciatyvas, atsakingus biudžetus. Aš tikrai padarėt, kaip sakau, gilų darbą, matėsi ten, kad už to buvo sudėtos valandos ir buvo mintis. Ir tai man buvo indikacija numeris 1, kad jūs kaip čia, tai yra rimta. Ta prasme, čia ne taip, žinai, tiesiog just, kaip sakau, strateginė sesija, kur išvažiuoji 2 dienas tokiam labai paviršutiniam lygiai užsidaręs spa viešbutyje, pakontempliuoji ir grįžti, bet buvo labai viskas aišku iš tikrųjų. Tuo pačiu ir daug neaiškumų. Ir man tas pirminis neaiškumas, aš dar, kaip dabar atsimenu, sėdžiu pas į kabinetą ir jis įrodo tas visas excelinės lentelės. Ir man tiesiog kilo klausimas ir aš paklausiau. O kokią daro pozityvę įtaką axioma metering pasauliui? Koks yra mūsų why? Kodėl mes egzistuojam? Apart pelno. Ir aš atsimenu, kad dažnai abejosi pas mus tiesiog tyla. Ir tada jau aš paaiškinau, kad man prie viso šito jau jūsų išpuoselėto grožio taip norėjusi tos, tokio, žinai, kad jau užkeltų ir surištų ir tos drąsos įpūstų ir pasitikėjimo ir noro, žodžiu, disciplinos įgyti. Tai va tas gal buvo momentas, kur, žinai, tu gali sėdėti kaip konsultantas ir, kaip sakau, tiesiog viskam pritarti, ne, ką klientas daro, bet tuo pačiu ryštis nuvesti kliento toliau ir pamatyti, kur jisai gali būti toliau, dar tada, kai jis to nemato. Tai vat man jūs esate tas pavyzdys, kai pavyko pamatyti ir nuvesti jūs toliau, negu jūs buvot. Tai jeigu pakalbėt apie tą, aš angliškai dažniausiai sakau, your biggest audacious why, ir tą prasmę, kurią kuria axioma metering pasauliui. Tai papasakok šiek tiek, Mariau, kaip ta visa patirtis buvo ir kaip tau jinai surezonavo, ką davė? Taip, tai apie ką tu kalbėjai, tai mes keičiam milijono vartotojų įpročius visam pasaulyje ir mūsų produktas prie to prisideda. Tai iš vienos pusės man asmeniškai tai buvo lyg viduje žinojai šitą dalį ir ten tas produktas apie mes jį kažkaip fragmentiškai kalbėdavom apie jį, bet taip, kad būtume išeskalavę ir susitarę vis dėlto ir susidėlioję tokį ir didelį why ir kartu ir tikslą, prasmę turbūt, dėl ko mes esam čia, dėl ko mes tai darom. Man buvo labai faina patirtis, tada mes irgi dirbom su jumis ir su visa vadovų komanda, kartu ten paaišėmės dėl ko, įvairių minčių buvo kilę, bet
manau, kad mūsų produktas pats padiktuoja tą dalį. Ir dabar šita dalis, vat, būtent ką šis produktas duoda klientam, kaip pradėjom nuo to, išsigarsinom, mes labiau pradėjom šitą dalim, mes ir patys pradėjom, mes ir tikėjom prieš tai, bet kažkas labiau, kažkas mažiau, kažkas visai, bet tai negalvojo, kai tai išsigarsinom, išdirbom būtent tą visą dalį, pradėjom ir su klientais apie tai kalbėtis, ir su partneriais, ir su klientais, ir tu supranti, kad tu iš tikrųjų keiti ir klientų pavyzdžiai realūs ir jie duoda pavyzdžius, kaip jie sutaupo vandenį naudodami mūsų produktą, koks tas vanduo yra vertybė, kaip jinai atrodys, kaip vanduo atrodys, kokia aplamai tai bus materija po net po kelių metų, kažkur jau dabar tai yra didžiulė materija, mes kaip lietuviai gal to nelabai suvokiam, nes mes turim labai daug vandens ir pas mus labai aukštas lygis, tiek pas mus visur stovi skaitikliai, pas mus vandentiekį, kiekvienas turim prieimą arba gręžinį arba kažkokį buitinį, bet pasaulyje taip nėra. Ir tas vandens lašas ir produktas, kuris skaičiuoja, mato, identifikuoja gedimus, jis labai smarkiai prisideda. Ir tas, manau, kad man asmeniškai vertybės ir tokie tikslai yra svarbu, bet ne tik manau, kad visam kolektyvui tai yra svarbu ir tas įgarsinimas, toks ėjimas link to vieneto, link to būtent kaip tu prisidedi prie to, tai jisai turi prasmę ir vertę organizacijai ir tas yra labai svarbu, nes kai tu tiki strategiją, kai tu tiki tuo, ką tu darai, tai yra lengviau padaroma, negu kažkas tai kažkur nuleido kažkaip. Mes turėjom iš tikrųjų kitą, mes turėjom, pasidalinti dar kokią mes turėjom būti tam tikrą vietą užėmę pasaulyje. Turėjom prieš tai įsikėlę tokį savo, bet tai nieko nepasako. Tai pasako, kad mes 3. ir 2. ar 5. ir 8. vietoje būsim. Ir ką tai duoda žmogui arba visam personalui, tai ar tu būsi 6. pasaulyje, ar tu būsi 9. Principė nelabai. O kai tu supranti, kad tu pakeiti įpročius žmonių ir tu taupai vandenį, energetinį šaltinį, kuris yra labai svarbus ir be jo gyvybė neegzistuotų, tai truputėlį kitokį įgauna skonį ir norą prisidėti prie to. Man asmeniškai labai įstrigo atminty to why paieškos vadovų komandoje ir po to darbas, sakykime, jau netgi su vadybininkais, kurie išdryso pasakoti tą istoriją, kaip sakai, klientam ir stotis LinkedIne, kaip sakau, ir daryti video ir postus kurti ir visą kitą. Tai tas tik tai dar kartą, kaip čia patvirtina, jog turint prasmę, atsiranda kita energija pranokti patį save ir turėti tos drąsos tapti balsu, tos prasmės, nes iš tikrųjų nei investuotojams, nei klientams, gal kažkiek investuotojams, jeigu jie nori tik tai profito at end of the day, bet ir ne tik, sakykime, ne vien prasmės, o tik tai profito, tai galbūt jiems tai yra svarbu, bet mano nuomonė yra labai svarbu balansuoti tarp būtent prasmės ir pelningumo ir abu dalykus turėti yra tikrai įmanoma. O Mariau, dar klausimas, jeigu tu palygintum, kaip sakau, before ir after, kaip seniau kokius turėjot galbūt raumenis, strategijos įgyvendinimo, mąstymą, discipliną, brandą ir kokius turit mums išėjus, koks tai būtų paveikslas? Paveikslę pirmiausia pradėčiau turbūt nuo to, kad einant per strategiją ir dirbant su projektų vadovais. Projektų vadovai tai skamba toks ganėtinai aiškios atsakomybės, bet mes turim tokį organizaciją ir pasirinkom tokį kelią, kad mes ugdom projektų vadovus. Mes turim tam tikrą skyrių produktų vadovų, kurie įveda naujus produktus į rinką, į gamybą ir taip toliau. Jie dirba techninį tokį darbą ir vadybinį darbą kartu su tais projektais. Bet atėjus strategijai, mes sukūrėm visai naują tokį konceptą, kad mes ne per tuos pačius profesionalius projektų vadovus, bet paėmėm ir traukėm organizacijos narius. Tai perdėliojom tai, jog
užsakovas būtų ne CEO, ne kažkas tai ten, bet būtų tas, kas iš tikrųjų jam tiesioginę naudą arba jis būtų suinteresuotas gauti tą naudą. Ne? Nu, tai jeigu gamybos ten reikia kažkokias dalis pagerinti, pagreitinti, nu, tai gamybos vadovai šitos dalies reikia. Tai mes išsikrinom tas rolės, atsirado užsakovai ir projektų vadovai, nebūtinai iš projektų vadovų skyriaus. Mes leidom ir žiūrėjom, kas galėtų tai padaryti, kas turi tam tikras kompetencijas ir potencialą tai padaryti. Ir sukūrėm tokią projektų vadovų rolę. Tai eidami per šitą procesą tikrai tam paveikslą būtų, jog mes minimum 10 naujų žmonių įtraukėm į strateginę veiklą kaip projektų vadovų. Taip, kažkas ten geriau, kažkam sudėtingiau, kažkas mokinosi, kažkam labai gerai pavyko, skirtingi tie lygiai yra, bet realiai mes per šitą padidinam savo kompetenciją 10 projektų vadovų su skirtingais skillais. Tai jie gavo tiesioginį ugdymą ir iš jūsų kaip mentorių, ir iš užsakovo, ir tuo pačiu gavo tam tikrus šablonus, tam tikrus pagrindus, kaip valdyti projektus. Tai manyčiau, kad tam paveikslą būtų man pirmoji vietoje turbūt šita vieta. Toliau tam paveikslė prieš ir po disciplina. Ir jinai labai svarbi ir discipliną mes prieš pamesdavom. Su disciplina ir dabar reikia dirbti. Ja ir dabar kartais pametam. Tai nėra toks, kad paėmėm, padarėm, užsidėjom paukštuką ir disciplina visą laiką veikia. Turbūt kiek vadovams rūpi, tiek ta disciplina ir veiks. Tai, bet kai iš išorės kartais ir tos vadovus, ir tie vadovai pajaučia discipliną, nes turi tam tikrus bendrus atsiskaitimus, kartu kalbam, žiūrim, kur projektai yra, įsitraukia, tai tokį irgi užsidedi fokusą ir struktūrą, kaip tą discipliną palaikyti. O struktūra jinai irgi buvo, tai kartu kūrėm tas struktūros taisyklės, atrodė, kad niekada nebūna tų resursų, tai mes susidėliojom ir būtent pasidarėm, kad organizacijai tam tikros valandos yra nejudinamos ir visi dirba prie strateginių projektų ir tai yra pirmoje vietoje. Tai tas leido būtent nesiblaškyti ir kad komandos turėtų resursų tų, kurių reikia ir tuo metu, kada jų reikia. Toliau atsirado tam tikri disciplinos šablonai, taisyklės, kaip projektų vadovai dirba su komandom, kaip projektų vadovai dirba tarpusavį. Atsirado tokios refleksijos kartą į mėnesį, yra, kai susirinka projektų vadovai ir vienas su kitu dalinasi, ką jie per tą mėnesį pamatė, ką jie išmoko, bet ne techninį dalyką, bet vadybinį dalyką, kaip jiems sekasi su resursais, gal kažkokiu turi gerų patarimų. Ir tas tikrai veikia, pats dalyvau keliose sesijose ir mačiau, kaip pasidalina ir kiti pritaiko, arba užsirašo, užsižymė, galvoja, taip, aš irgi pritaikysiu tas dalis. Tai čia toks irgi ir ugdymosi, bet kartu ir disciplinos procesas. Toliau kas 2 savaitės visą laiką projekto savininkas aptarė situaciją su projektų vadovu. Tai irgi disciplina, kur projektų vadovas jau pagal tam tikrą metodiką atkeliauja su top klausimais, su top komunikacija, su tam tikra informacija ir yra labai aiškios vietos, apie kurias visą laiką turim aptarti, biudžetas, resursai, timeline'ai ir kiti dalykai, ryšiai su kitom programom. Tai prieš ir po turbūt didžiausias tas ir būtų, kad kolektyvas pakėlėm ir išmokom dirbti su tokio lygio klausimais ir disciplina. Be ko tu negali pasiekti rezultato, nes kartais išeini iš tų rėmų, iš tų ribų ir paskui supranti, kad nebespėjai. Tai manau, kad tos 2 didžiausias prieš ir po. Supratau. Aš dar irgi atsimenu momentą, man atrodo, pas jūs irgi būnant, galbūt irgi tame inicijavimo fazėje arba tame planavime, ne, kad susivokti, o kodėl ir ką mes čia darom ir kaip mūsų šitą prasme įpinti į tos strateginius taktikas, projektus. Ir vienas tiesiog klausimas manį gimė, kur labai padėdavo mums, aš atsimenu, visiems labai greitai tiesiog atsakyti kaip nusimesti tiesiog visokias užsklandas ir labai staigiai atsakyti visus rutkozus ir priežastis. Tai būdavo klausimas, kurioj vietoje mes savo šiandien patys meluojam. Gal pamini, Mariau, per visas refleksijas ir kurioj vietoje mes dabar
meluojam patys savo ir turim vidinį konfliktą, vat išdrįskim išsakyti, išsakom. Ir va čia buvo ta vieta, kai, atsimenu, krūva ten paustit lapelių Miro, kadangi online dirbom, atsirasdavo ir žmonės išdrįsdavo tą sakyti. Ir tada dingdavo labai daug tokių, žinai, neteisingų ekspektacijų tarp vienas kito, ne, ir tarp tų projektų, ir tarp vadovų hierarchijoje. Tai vat, čia buvo mano toks išmokta irgi drąsa ir toliau aš visada nešuosi tą klausimą, kur mes meluojam patys savo šiandien ir jeigu atsakytumėm, tiesiog kiek greitesni būtumėm. Na ir Mariau, paskutinis klausimas, jeigu kas mūsų klauso ir, kaip pasakyti, yra taip šiek tiek, kaip sakau, balansuoja, ne, ar dirbti su konsultantais, ar nedirbti, nes yra reikalų įsileisti mentorius į savo daržą, ne šiaip mentorius, kurie tik tai atvirais klausimais ar coacheriai gali pakvaišinuoti, bet iš tikrųjų, kurie gali lysti giliai detalės, tai tiesiog, irgi yra reikalų. Tai vat, koks būtų tavo atsakymas? Dėl truputėlį dabar taip, aš taip nuo toliau pradėsiu. aš prisimenu tą, kaip sakai, atvirai pasidalintą, tai vat atvirai pamenu, kai dėliojame strategiją ir po to turėjom tokį sesiją su vadovais, visa vadovų komanda. Ar mes įsileidžiam ar neįsileidžiam, mes tokį pasižiūrėjom, ką tai duoda, kokios tai dalis buvo. Tai tuo metu iš tikrųjų ten labai didelė dalis, kad nereikia, nelabai čia mums padės toj vietoje ir nelabai galėtų padėti. Paskui pradėjom žiūrėti, kokios tos kompetencijos, dėl ko mes taip manom, pradėjom ten tokios didelės diskusijos buvo. Tai didelė dalis žmonių mąsto ir galvoja, kad mes čia projektų valdymo reikia. Čia reikia, nežinau, MS Project programos, čia reikia labai aiškiai projektus valdyti, čia pagal tam tikrą discipliną daryti, tiesiog ta teorija, kaip valdyti projektą, čia yra problema didžiausia ir va čia reikia tos kompetencijos, o čia gal ne visiškai apie tai. Ne visiškai čia yra projektiniai mokymai, nes mes projektinius mokymus esam turėję ir tu vidinį tokį turėdavo mentorių, kuris visą tą teoriją išdėstydavo, kaip reikia projektą valdyti. Tai toks turbūt matymas jis paskui labai kardinaliai pasikeitė, kai pradėjom dirbti. Nes tada suprato ir savininkai, ir projektų vadovai, kad iššūkis yra ne būtent didžiausias iššūkis organizacijai, turbūt kai skirtingos organizacijos yra skirtingi iššūkiai, bet aš manau, kad ta organizacija, kuri turi tam tikrą backgroundą, kažkokius mokymus ir supratimą apie projektų valdymą, jeigu jau turi tai jiems ne projektų valdymas yra problema, o dažniausiai tai resursai, tai tarp skyriniai kažkokie dalykai, tai išplaukusios kažkokios atsakomybės, žmonės nedirba prie to projekto, neskiria tam laiko, pametama disciplina, tai yra didžiausia problema ir tai yra sudėtingiausia, nes čia yra tokie, atrodo, lyg santykiai, lyg žmonių tarpusavio kolektyvų darbas, tai man tai atrodo sudėtingiausia ir bet kurioje tokiai dideliai organizacijai. Ir va čia jūs toj vietoje, kai pradėjot dirbti, padarė tą sukrėtimą, kad vis dėlto mums čia va šitoj vietoje reikia pagalbos ir mes visą laiką turėdavom tokių straglinimų tose vietose, kur tik prasideda sudėtingi kombinuoti uždaviniai, kombinuoti resursai, tie resursai išsitaško, kiekvienas į savo kažkokius skirtingus tikslus turi, tai va čia yra tas sudėtingumas didžiausias. Tai kai pradėjom, pabandėm, pasikeitė tas procentas, nes paskui dar darėm irgi, kaip čia mes vertinam, kur mes esam, tai jau tada visiškai kitaip atrodė būtent tas mūsų balsavimas ir toks atvira komunikacija vadovų komandai. Tai mano toks būtų turbūt nebijoti ir eksperimentuoti ir pabandyti ir tada labai daug tų atsakymų ateis, bet to pačiu vadovam reikia pasidėlioti, kas tai jų problema vidinė. Jeigu jie rezultato neturi, tai nebūtinai yra tai, jog nemoka to projekto valdyti ar neturi kompetencijos kaip projektą suvaldyti biudžetą ar kitas dalis. Gal tai yra sudėtinga su tarpusavio santykiais, tarp skyrių, gal kitos vis truputėlį kitokių kompetencijų reikia. Tai va.
Super, Mariau. Tai ką, ačiū tau labai už refleksijas ir pasidalinimą. Aš tai turiu labai didelę matymą, kur Axioma Metering bus už 5 metų ir net nebejoju, kad tą Y, kurį turit ir tą naują patirtį, discipliną ir įgyvendinimą strategijos teisingos, teisingai pasirinktos, labai labai toli jūs nuves už Lietuvos ribų. Tai dar kartą ačiū tau. Ačiū tau. Sėkmės. Tai aš tik